Sveiki, šiandien trumpas video, kaip padaryti, kad visa saulės elektrinė jums atsipirktų greičiau. Tai reiškia, kad inverteris atsipirktų, akumuliatoriai bei saulės panelės ir visa kita. Tai aš esu pasidaręs tokį valdiklį, kuris stebi saulę ir kada reikia jums paleidžia boilerį. Tai reiškia, jeigu užeina debesis, boilerį atjungia, jeigu saulė boilerį įjungia. Tai jis yra taip. Tiesiog yra paprastas valdiklis. Yra mini saulės panelė, kurią prisisukam taip, kaip reikia prie savo kažkur saulės panelės, tam, kad jinai matytų irgi aplinką. Ir čia gaunasi, kad ateina maitinimas ir čia išeina signalas tokiam dalykui. Šito komplekte nėra, nes kiekvienas turi asmeniškai savo prietaisą, kurį reikės paleisti. Pas mane yra boileris 200 litrų ir 2 kW. Tai aš esu pasistatęs tokį, parodysiu. Ir šitą visą įrangą. Tai dabar esmė yra tokia, kad čia stovi tas ir dabar aš nueisiu iki lauko, parodysiu, kur esu pakabinęs savo mini saulės tą panelę. Atsiprašau už vėją iš anksto, tai jinai yra pas mane pakabinta čia ir jos yra tikslas stebėti saulę. Ir būtent kada šviečia saulė, duoti daugiau įtampos į valdiklį, kad jisai paleistų boilerį. O mano panelės yra tenai. Tai va, dabar grįžtam į vidų, tęsiam toliau. Tai taip, dabar aišku dauguma sakys, kad šitas inverteris turi 2 kanalus outputus. Tai tipo vienas yra 11 kW, kitas yra 5 kablis kažkiek. Ir būtent jisai yra skirtas tas 5 kablis kažkiek, antras išėjimas pajungti tokiam dalykam, kaip jau minėjau, boileris, tai kas jums naudoja daug elektros, pavyzdžiui, šildymas gal arba šildyti vandenį kažkur. Tai, bet jo yra veikimo principas, kuris manęs netenkina, tai yra jisai krauna akumuliatorius ir pasiekus tam tikrą voltažą jis tada aktyvuoja antrą išėjimą, kas manęs netenkina. Ir yra dalykas toksai, kad šitas dalykas jisai įjungia ne tada, kada pilni akumai, o jis įjungia tada, kada veikia pilnai elektrinė. Tai pavyzdžiui, pas mane yra 7,4 kW. Skaitykim, aš akumuliatoriams tikrai neleidžiu tiek krauti, nes ten reikėtų pagal formulę skaičiuoti, kiek galėtų jis amperų krauti, aš tiek nekraunu, aš tik kraunu apie 8 amperų. Ir gaunasi, kad yra pas mane perteklinė energija, kurios aš jeigu nepasiemu, jinai atitenka niekam. Nu, čia yra tas pats kaip, skaitykim, vandens indas su automatiniu papildymu. Jeigu jisai prisipildė iki tam tikro lygio, jūs atėjot, sakybė, nusiemėt, jisai tada vėl pripildo ir vėl jisai laiko tam tikrą lygį. Reiškia, jeigu tu nepaimi, jisai lieka niekam. Tai va tą turit suprasti, kad norint, kad jums greičiau visa įranga šita atsipirktų, jums reikia kuo daugiau elektros energijos paimti iš saulės. Tai būtent šito principas yra toksai. Kaip rodžiu, ta mini panelė laukia aktyvuoja šitą, jisai stebi, o čia oda. Paleidžia nuo 5% panelės, kai aktyvuoja, atjungia nuo 60. Tai reiškia, yra 5% palikta tam bangavimui. Šitą bangavimą galim keisti. Yra laikas, pavyzdžiui, aš noriu, kad nuo 8 ryto įjungtų ir nuo vakare, pavyzdžiui, 6 atjungtų. Nes gali būti, kad 6 vakare dar bus saulėta, bet vis tiek gal ten žmona, kad darys valgyti kažką. Esmė tame, kad pačios panelės jau nebegamins tiek pajėgumo, kiek jos galėtų vidury dienos. Tai gal jis vietoj 7,4 gamins, pavyzdžiui, kiek gali gaminti. Nu, pavyzdžiui, kad 5 kW, tai jungsit virdulį, jungsit orkaitę, jums bus viskas baigta. Tai va, tai kaip ir minėjau, yra prijungta SSL, kuri būtent su laideliu 12 V aktyvuoja ją, o jinai tada aktyvuoja boilerį.
Čia esu pasijungęs tiesiog pasidaręs įtampos reguliatorių, nes kartais noriu, kad boilerį krautų ne ant 2 kW, o ant kW, nes gal aš dar elektrą kažkur naudoju intensyviai lauką, pavyzdžiui, pernešti į daržą vandenį, ne? Tai reiškia vandenį, siurblys bus apie kilovatą, nu ir čia, kad kilovatą, kad neviršytų tą daug. Tai va, tai gaunas taip, kad jisai veiks tada, kada bus saulė. Užėjo debesis, jisai atjungs. Kam to reikia? To reikia tam, kad, kai užeina debesis, boilerį atjungtų, nes priešingai atveju, neužtekus gali, jums iškaudinės akumuliatorius, tai reiškia, bus daroma ciklai, kurių nereikia. Tai būtent šito paskirtis yra atjungti ir neapkrauti akumuliatorių, kad jų neiškaudinėtų, nes boileris, jeigu bus pastoviai jungtas, jisai išsikaudinės. Jeigu bus pajungtas prie antro išėjimo, jisai irgi iškaudinės, tai šito nereikia. Tai va, ir dabar klausimas, ar tai atsiperka. Aš šitą daiktą pastačiau, čia tiesiog paprastas skaitliukas, jį pastačiau pernai, bet tikrai ne vasaros vidury. Ta prasme, į vasaros galą. Ir jisai veikia būtent pagal tą principą. Saulė yra, paleidžia, skaičiuojam kilovatus. Saulės nėra, neskaičiuoja. Tai man per vienus metus padarė 431 kWh. Tai kas gaunasi? Gaunasi apie 90 eurų per šios metus. Jisai tiek suvaldė. Esmė, kad nesutaupė, bet jisai suvaldė. Tai va, tai šito aparato paskirtis yra mums padėti kuo greičiau, kad atsipirktų elektrinė. Tai va, aš tai pasidariau, man tai pasiteisino ir tą rekomenduoju kitiem. Jeigu kam reikės, rašykite asmeniškai, susirasti tikrai Tomas Jonaitis Messengerį. Taip kaip video atrodau, taip ir per Messengerį nuotrauką mano. Ir ten susikontaktuosim. Tik tai sakau, dar nesu padaręs pilnai instrukcijos, tai čia to valdymo daug nėra. Galim nustatyti laiką, galim nustatyti histerezis, kaip minėjau, nuo kiek iki kiek. O šitą reikia atskirai nusipirkti. Ar su manim suderinsim, nes šitą į komplektaciją nededu, yra tik šitas. Tai va, labai visai paprastas valdymas jo ir yra paskirtis stebėti saulę ir padaryti, kad jums neiškaudinėtų akumuliatorių, kada yra debesis ir įkaudinėtų akumuliatorius ir boilerį, tada kada yra saulėta. Tai va, šiam kartui tiek, reikia.